pažiūrėkim, kaip šėtonas ir jo tarnautojai pastoviai tyčiojasi iš Jėzaus Kristaus, iš kryžiaus, bet parodykit man jūs nors vieną vietą, kur tyčiojamas yra iš Allaho kažkokio Muhamedų, hinduistų ar dar kitų religijų, tai jūs nerasite tokio dalyko. Visur visada yra tyčiojamasi būtent iš Jėzaus Kristaus. Galbūt neatkreipė dėmesį, bet pačiam Hollywoodo vėlgi žodis, ką jisai reiškia, tai Hollywoodas, tai yra holy wood, tai yra šventas medis, angliškai, jeigu atskyrus tuos du žodžius ir nuėmus vieną L raidę, gaunasi šventas medis. Šėtonas taip žaidžia pastoviais, tarkim, vėlgi galiu parodyti holy wood, jeigu verstis į lietuvių, tai yra Hollywoodas, bet jeigu atskirti tos žodžius, ištrinti vieną raidelę L, gaunasi šventa mediena, tai šventas medis, būtent kryžius, įsidirbinėja kaip moka. Tai visas Hollywoodas yra ten tų visų šėtono tarnautojų, kurie pardavė savo sielas už tuos turtus pasaulio, arba yra tiesiog šėtono vaikai, šėtono sėkla. Tai jie tarnauja savo tėvui ir jie, kaip tai gali, jie taip įsidirbinėja visada iš Jėzaus Kristaus, iš kryžiaus, ką jisai padarė dėl mūsų. Tai tarkim, pastoviai vyksta visokie koncertai ir visada įsidirbinėjama būtent iš kryžiaus. Vėlgi juodaodė moteris kažkokia, apsimovus taip eina ant kryžiaus, apsimovus tą vainiką, tai vėlgi yra įsidirbinėjimas konkretus, čia vėlgi jinai ta pati koncertas. It is finished. Ir įsidirbinėja, sako, it is finished, kaip Kristus prieš mirtį pasakė, kad yra atlikta, kad jisai atpirko visas mūsų nuodėmes ir numirė, ir jinai tą patį kalbą ir įsidirbinėja. Ir tos nagus pasidariusius, kur žino, kur pasidaro moteris, kad ten kaip raganos jau gaunasi, ten tie nagai jau vos ne metro ilgio, tai čia grinai yra demoniški dalykai visi tie. Raganos turi tuos didelius ilgus nagus. Toliau vėl reperis kažkoks irgi koncertuoja, irgi vėl įsidirbinėjimas yra iš Jėzaus Kristaus. Godspeed for women's rights. They judge you, they judge Christ. Godspeed for women's rights. They judge you, they judge Christ. Godspeed for women's rights. They judge you, they judge Christ. Godspeed for women's rights. They judge you, they judge Christ. Godspeed for women's rights. They judge you, they judge. Tiesiog vyksta nesąmonės, čia visi apsikraujavę, apsirengę raudonai. Žodžiu, Allahu ir visų tų kitų Šiva deivių ir panašiai. Aš kaip ir nematau Hollywoode, kad tenais būtų kažkaip įsityčiojama būtent iš tų visų dalykų. Toliau čia dar toks trumpas. Čia iš vis Biblija kramto, spjaudo, su dantim išplėšia lapus. Čia apie šitą dar parodysiu vėliau. Čia Rihanna irgi apsirengus, neva jinai kažkokia vienuolė. Žodžiu, vyksta belenkas. Tai kaip jūs galvojat, kodėl jie tiek skiria laiko Jėzui Kristui? Jeigu jis buvo tik tais paprastas žmogus, jeigu jisai buvo niekas, jeigu jisai neprisikėlė trečią dieną, jeigu tai nebuvo kažkas svarbaus, tai kodėl jie tiek daug skiria dėmesio Jėzui Kristui ir tiek energijos ir pastoviai įsidirbinėja ir šmeižia būtent kryžių ir tai, ką jis padarė. Tiesiog užduokit savo logišką klausimą, kodėl tai vyksta, kodėl būtent su juo. Šėtonas neatakuoja savo sukurtų dalykų, nes tai priklauso jam. Ką jis atakuoja tik tais vienintelį Jėzų Kristų, nes tai yra tikrasis Dievas. Nes visos kitos išgalvotos dievai, religijos ir panašiai, tai yra viskas šėtono, dėl to ir nėra atakuojama. Yra atakuojama tik tais Jėzus Kristus, nes Jėzus Kristus yra vienintelis tikras Dievas, kuris atėjo čia į žmogaus pavydalę ir išpirko mus iš šėtono. Tiesioginė to žodžio prasme, jis išpirko mūsų sielas, sumokėjo mūsų
kaltes, mūsų nuodėmės, mūsų skolą, išpirko mūsų sielą. Ir šėtonas nekenčia to, jisai negali to pakęsti. Čia vėl tam, kai būna Holivude visokie renginiai, panašiai kaip Lietuvoje, tenai irgi atkartoja viską iš Amerikos, kai visokie apdovanojimai būna tenais, tų visų satanistinių Hollywoodų veikėjų. Tai vat, turbūt žinot aktorių, tiesiog įsidirbinėja iš Kristaus. I just want to say that Jesus is in my life. Thank you, Jesus, Shirley! For children. I was going to go to the strip club, but I'm not going to go because Jesus is here. What are you doing? I'm about to thank Jesus again. I just want to say it all the time. Thank you, Jesus, for the teleprompter. Okay. Thank you, Jesus! Žinot, kai maži vaikai įsidirbinėja būna, tiesiog erzina, tai vat, tokie, jie tenai savo tose susirinkimuose ir pastoviai įsityčioja būtent iš Dievo, iš Jėzaus Kristaus, įsidirbinėja, kaip tik moka, ir visi juokiasi, visiems juokinga. Tai toliau Brazilijoje buvo, čia biški seniau, 23 metais, bet nesmė, nes visi renginiai irgi vyksta satanistiniai, ir visi ploja, visi džiaugiasi, žmonės net nepastebi iš tikrųjų, kas vyksta. Tai tarkim vėl buvo karnavalas Brazilijoje ir tiesiog vėl įsityčiojama yra iš Kristaus, visokie demonai tenais ir panašiai apsirengė. Lent, the 40-day period before Easter. But at this year's carnival celebration, we saw an open display of Satanism and the promotion of evil. You'll see that some of these floats that went through the carnival were of Satan himself, really, the devil, large wings, horns, the depiction that everyone around the world knows of Satan, and people just dressed up in the demonic imagery that we all know, parading these things through the street, and at one moment, a blasphemous display of someone dressed as Satan chasing Jesus down, Jesus marked with stripes from being whipped, such as at the crucifixion, chased down and then stabbed with a pitchfork. Ten iš viso Jėzų Kristų vaidina, kaip šėtonas jį nežinau, čia muša, ką daro, tiesiog vyksta totalus išsidirbinėjimas. Clearly one put on by someone who doesn't know the Bible, because in Colossians 2:15, they would know that Jesus Christ, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in the victory that he brought, defeating all evil through the cross and the resurrection. But these type of open blasphemous displays, or these displays of Čia vėl kažkokios giltinės šalia kryžius pastatytos ir tiesiog evil and the promotion of deities such as Moloch or Baal. These things take place within the world, and I'm going to get into a couple more of them and really just Lietuvoje irgi daugybė yra tų pagoniškų švenčių iš šėtono, tarkim, užgavėnės, ten irgi vaikai rengiasi visom tom satanistiniam kaukėm ir tiesiog tai yra vėlgi, tai nėra niekas Dievo šlovė, tai viskas yra būtent šėtono šlovė, visi tie, visos tos kaukės, demoniškos su ragais ir panašiai, tai taip vaikai irgi puošiasi per užgavėnes, aš pamenu, vaikas irgi darželėje tenais panašiai rengdavomės per tas visas šventes, tai yra būtent, jeigu kada žmogus praregė, tada mato visą tą dalyką. Tai aš irgi anksčiau nemačiau ir nesupratau ir irgi man buvo ant akių kaip užtraukta iliuzija tiesiog. Tied to what the Bible has to say about all of this and where the true power lies and what God thinks of these types of displays according to his word. And similarly, at another event that just took place, the Commonwealth Games in 2022, with a massive bull, a type of Baal or Moloch type of worship, really, which Moloch is represented as the bull, and he is a type of false idol that children were sacrificed to. Vėlgi, irgi čia kažkoks renginys, vėl Molochas, kaip tas demonas, kuriam aukoja vaikus. Tai Biblija aiškiai sako ir apie tas visas Baalo Molocho statulas. Taip pat jie statė Baalo aukštumas, kad degintų savo sūnus ugnimi, deginamasis atnašas Baalui, ko aš neįsakiau ir nekalbėjau. Tai nėra Dievo įsakymas, kaip nenustebkit, kad šėtonas pavers viską taip, kad neva čia krikščionybė yra aukoti tenai žmonės ir panašiai. Dievas kaip tik pasakė to nedaryti, neaukoti Baalui. Baalas tai yra tie demonai, tai kritas angelas, kuriam pagonis aukoja būtent vaikus, duoda aukas. Ir tai vyko 1000 metų. Ir jau prieš 1000 metų buvo parašyta, kad Dievas įsakė to nedaryti.
Nei vieno iš savo sėklos neleisk perleisti per ugnį Molechui, nei nesuteršk savo Dievo vardu, aš esu viešpats. Dievas pasakė, jis yra vienintelis viešpats. Jos net savo sūnus ir savo dukteris degino ugnyje savo dievams. Tai kiekvienam renginį galite pamatyti arba įsityčiojimą iš Jėzaus Kristaus, arba jie tiesiog rodo savo satanistinius dalykus, savo tuos molochus, balus, visi tie demonai, visi tie kritę angelai. Toliau parodysiu, kaip iš Dievo nepasityčiosi, tai vėlgi šitų visų hollywoodiniai vakarėliai, kurie ten vėl dalinasi apdovanojimus ar kažkas panašaus. Tai, pažiūrim pirmą. Acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. God, creator of the universe. Čia kažkokia vyko balsavimas ir tipo įmetė dar ir Dievą. Tai Dievas gavo 0 taškų ir čia tyčiosi, kad tipo Dievas viso kūrėjas turi 0 taškų. 0 mentions. 0 paminėjimų. No surprise in this godless town. Sako, aš visai nenustembu šitam bedievystės mieste. Tai taip, Hollywoodas yra tenais vien satanistai. Ir kas įvyko po šio vakaro? This is the view from a airplane from KTLA photographer Paul Sanchez as he's giving us an aerial perspective to the devastation in the Palisades. Kaip ir sakiau, iš Dievo nepasityčiosi, jie tyčiosi iš Dievo ir jų Hollywoodas užsidegė tą pačią naktį. Vėliau vėlgi čia kažkoks dainininkas, reperis, čia jo albumo viršelis, vėlgi įsityčiojimai yra iš kryžiaus, tada jisai valgo čia tą kaip plotkelę, kaip bažnyčiose, tipo neva Kristaus kūną valgo ir geria Kristaus kraują, tai ten vyną ar kažką ten, nežinau, ką ten geria. Bet čia tiesiog įsidirbinėja konkrečiai, tenais tas albumą išleido su to vėl įsidirbinėjančiu viršeliu. Ir po šito įsidirbinėjimo jam suparaližavo pusę veido. And when I smile, this is me doing a full smile right now, by the way. It's like, what the fuck? Bro, I can't even laugh right, bro. What the fuck? Oh my God. So... Iš Dievo neįsidirbinėsi. Tai ką sėjai, tą ir pjausi. Tai šitą turbūt jau visi matė, žino, bet tiesiog vėlgi buvo kažkaip olimpiada, neatsimenu. Olimpiada buvo Paryžiuje, man atrodo. Tai vėlgi, kaip Kristus valgė paskutinę vakarienę, taip ir jie įsidirbinėja vėl iš krikščionybės, iš Jėzaus Kristaus. Tai ar jūs matėte, kur, kad įsidirbinėtų iš islamo, budizmo, hinduizmo, visų ten tų, aš tų net nežinau, iš vis ten tų religijų kitų. Jūs nepamatysit, bet per mainstreamą, per Hollywoodą, per filmus, per tie visi dainininkai, tik tais krikščionybė, tik tais Jėzus Kristus. Ir būtent po šito įvykio, kas čia buvo po to, ir dingo elektra visam Paryžiui. Dingo elektra visam Paryžiui ir vienintelis pastatas, kuris turėjo šviesą, tai buvo bažnyčia. Tai pasakykit man, kad čia nebuvo Dievas, kad iš jo pradėjo tyčiotis, visi paėmė, vis elektrą išjungė ir apsišvietė savo bažnyčią ir parodė, kas yra Dievas. Galatam 6:7. Neapsigaukite, iš Dievo nepasišaipysi, nes ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Supraskit, kad Dievas nėra kažkoks pastumdėlis ir Dievas turi kantrybę, Dievo nepasišaipysi. Čia klipukas būtent apie ką šnekėjau, kad kodėl visada tik tais Jėzus, kodėl jie tiek daug eikvoja savo energijos, laiko, jeigu Kristus buvo tik tais, jeigu jis buvo niekas, paprastas žmogus, nieko nepadarė, neprisikėlė, tebūnie mes idiotai tikim išgalvotais dalykais, bet tai kam tada jie tiek daug skiria dėmesio, jeigu tai niekas. Alachui nieks neskiria tiek dėmesio, tai iš vis nieko neskiria, tiesiog. What is it about this baby Jesus that makes you hate him so much? Why does Hollywood hate him so much? Have you ever wondered why Hollywood never teases Muhammad? They never tease anything. They always tease Jesus Christ. And I have a question. If Jesus is just a man, why do you mock him? If he died 2,000 years ago and was never resurrected, why do you care so much about mocking him? Why are libraries removing the Bible out of their libraries? They leave the Quran in there. They leave homosexual books in there. But they want to remove the Bible. If Jesus is just a man, why are they persecuting the Christians so much? I mean, if Jesus actually just lived and died and we're all delusional, let us be delusional. What is it about this Jesus? He must be not just a man. He must be the Son of God. Jesus is God. Jesus is God. Jesus is God.
Sako, kodėl, jeigu Kristus buvo niekas, neprisikėlė, tai kodėl jūs tiek įsityčiojate iš jo, kodėl nieks neįsityčiojo iš tų Muhamedų, Alachų ir visų kitų, kodėl bibliotekose yra išiminėjamos Biblijos, bet paliekami Koranai, tų islamo tos knygos, palikinėjami LGBTQ, ten tos nesąmonės, transgenderinės visos knygos, bet išiminėjamos tik tais Biblijos. Sako, jeigu Jėzus buvo tik tais paprastas žmogus, tai kodėl yra taip persekiojami krikščionis? Ką aš jums irgi parodysiu, kad krikščionių persekiojimas niekur nedingo, kaip buvo senais laikais, tai viskas yra pilnumoje, tik tais mainstream medija to nerodo, nes kadangi mainstream medija žinot patys, kam priklauso, todėl jisai nesivargino tai parodyti. Toliau, ką Kanada išleido įstatymą, kad dabar Biblijos eilučių citavimas apie santuoką, nuodėmę ir Dievo sukurtus santykius gali būti patrauktas atsakomybėn kaip sąmoningas neapykantos kurstymas. Tai jūs pagalvokit, tai jau leidžia įstatymus, kad net žmonės negali Biblijos eilučių cituoti ir tai jau pritaiko kaip neapykantos kurstymas. Tai jūs cituokit Koraną, niekas jum nei žodžio nesakys, dar paplos jum, kad jūs tai darot. Ir visus kitus tuos dalykus. Tai vien viskas visada yra atakuojama krikščionybė. Vėlgi, mainstream medija to neparodys, jie parodo karus tam, kad bauginti žmogų ir panašiai, bet jie nerodo, kaip yra žudomi krikščionys, kaip yra persekiojami, kaip leidžiami tokie įstatymai. Jie to nerodo. Toliau, čia biški seniau, 24 metais irgi Amerikoje kažkoks žmogus tiesiog gatvėje tiesiog skleidė evangeliją ir dalinosi kažkokioms krikščioniškomis kortelėmis. Tai, ir jį už tai sulaikė. Okay, what are my rights? Tell me my rights. I'm looking at my feet. Where can I stand? Tell me where to stand. I'm seeing my feet right now. Where do I stand? Because I'm a journalist. Don't violate my First Amendment. It's a felony to violate the First Amendment. Do you know why he got arrested? He's a Christian. Word is land. Jesus would have a living relationship with Jesus. Look at America. Tai tiesiog net pačioje Amerikoje krikščionių šaly yra krikščionys persekiojami. Tai sodinami kalėjimus, dabar išleidinėjami tie įstatymai visi ir sakau, čia yra tik tais ledkalnio viršūnė. Per suspaudimo laikus aplamai bus žmonės grinai persekiojami, sodinami kalėjimus, toliau bus ir mirties bausmės. Tai tik pradžia, tai ateina, tai buvo jau visada tenai kitose šalyse, ten Šiaurės Korėjoje, Kinijoje, Afrikoje, Nigerijoje, dauguma kitų šalių. Tai vyko jau senų senovėje, visada vyko, bet tai ateina dabar į Europą, į Ameriką, tai ateina visur. Toliau Afrikoje musulmonai, ten tos visokios grupuotės, ISIS ir panašiai. Tai tos grupuotės yra ir finansuojama būtent iš politikų, jie patys finansuoja tas grupuotės, kad šėtonas tai daro, nes šėtonas nekenčia krikščionių, jisai nori juos visus išžudyti, tai taip ir vyksta. Kadangi mūsų politika yra okupuota, būtent šėtono tarnautojų, dėl to ir vyksta tai, kas vyksta. Ir tai niekada nesustos. Sustos tik tada, kai sugrįš Jėzus Kristus. Tai vėlgi, per televiziją tokių dalykų nerodo. Jie rodo tik tais, ką jiems reikia rodyti, bet šitų visų dalykų jie nerodo. Yra kasamos masinės duobės tam, kad palaidoti nužudytus krikščionis, kur musulmonai visos tos grupuotės ateina ir žudo žmonės. Vien tik tai dėl jų tikėjimo. Toliau Pakistane irgi yra atakuojami krikščionys, tų visų musulmonų.
yra įsilaužiami į namai, viskas laužoma, naikinama, tiesiog tie musulmonai yra vedami piktųjų dvasių demonų, jie yra apsėsti, jų protai yra užtemdyti, jie tenais, ką Koranas moko, kad visi, kurie nėra musulmonai, yra priešai ir jie nusipelno mirties. Tai tokia yra jų religija, juos moko žudyti visus, kurie nėra musulmonai. Koks Dievas gali mokinti, žudyti kitą žmogų, jeigu jisai nėra toks, koks tu, jeigu jisai netiki į tą, ko tu netiki. Tai čia gali tokius dalykus mokyti tik tais šėtonas. Ir jie pasiruošia atiduoti savo gyvybę dėl to savo Allaho. Jie meldžiasi, jie net nesuprasdami, jie tarnauja šėtonui. Nigerijoje iš vis tenais baisu yra žudomi krikščionys ten tūkstančiais ir čia gal silpnų nervų žiūrovams prasukit, biškai parodysiu, čia yra užtamsinta, bet tiesiog, kad pamatytumėt, kad tai vyksta iš tikrųjų. Tiesiog. Kažkokia kuvalda per galvą žmonėms. Tiesiog nenoriu neigiamus atmosferos, tai daugiau nerodysiu, bet esmė, kad tai vyksta šiai dienai, yra žudomi krikščionys, įsiveržinėjimai į kaimus, į gyvenvietės, visos tos grupuotės, šaudo, žudo ir jie džiaugiasi, jie galvoja, jie padarė gerą darbą, nes tai prašo jų Koranas, reikia žudyti visus tuos, kurie netiki Allahu. الله أكبر يا عمك قدام بس عمك الله أكبر الله أكبر قدام عميرة الله أكبر الله أكبر أجاري ما جيت ضربتي الله أكبر الله. Kaip ir minėjau, tai yra ne kova tarp žmogus prieš žmogų, tai yra dvasinis karas, viskas yra paremta dvasiniu karu, jie visi yra apsėsti demonais ir juos valdo demonai, juos valdo šėtonas, tai yra dvasinis karas, tai yra karas tarp gėrio ir blogio ir visi tie musulmonai, jie yra vedami demonų, o jie ir būtent dėl to vyksta tie karai pastoviai ir visada vykdavo šventasis karas, tarp 1000 metų jau aplink Jeruzalę visada būdavo šventasis karas tarp krikščionių ir musulmonų. Aišku tiek, kad šėtonas yra įsiskverbęs į krikščionybę, jisai valdo krikščionybę per Vatikaną, bet tikroji krikščionybė yra vis tiek atakuojama ir žudomi krikščionys. Love the world and you want to see a better world. Your interest is not just free Palestine. I mean, there are more people dying in Nigeria than are dying in Palestine. I can tell you that last year alone, over 500,000 Christians were killed in Nigeria just in 1 year. And nobody's protesting. The activists are not saying anything. For me, that's hypocrisy. In the north of Nigeria, Christians are being killed daily because the Islamic militants don't want Christians to exist in the north of Nigeria. They want to see a world where there are no Christians at all. And they want to conquer not just Nigeria, they want to conquer Africa, they want to conquer Europe, and they want to conquer America. The younger generation who want to live in a better world must speak out today. And I'm calling on all advocates of a free world to Šėtonas nekenčia krikščionių ir jisai nori pašalinti iš vis krikščionybę iš žemėlapio. Šitas žmogus kalba, kad Nigerijoje yra tiesiog naikinami krikščionis. Praeitais metais 500 000 krikščionių buvo nužudyta tik tais vienoj šalyje Nigerijoje, Afrikoje. Ir apie tai niekas nešneka, apie tai niekas neprotestuoja, jokių aktyvistų nėra. Popiežius nei žodžio nepasako apie tai. Piešiu, kad nepasakys, nes popiežius tarnauja kam? Tarnauja šėtonui. Aktyvistai tarnauja kam? Tarnauja šėtonui. Protestuotojai tarnauja kam? Tarnauja šėtonui. Tai medija priklauso kam? Tai priklauso šėtonui. Tai dėl to ir tyla yra visur, medijoje visur yra tyla, nieks nieko nei žodžio nesako. Ir kai tu visą tai matai, supranti, kad būtent šėtonas ir yra šio pasaulio valdovas. Na, gal čia nerodysiu to vaizdo įrašo arba kelias sekundės. This one really shocked me. For years I've been hearing that the average amount of Christians that are killed on the planet is about 290 million to 300 million. Well, last year it topped
over 380 million Christians. Sako, kad vidurkis yra, kad per metus miršta apie 290-300 milijonų krikščionių per metus. Bet praeitais metais mirė, buvo nužudyti 380 milijonų krikščionių. Tai jūs galite įsivaizduoti, kiek yra 380 milijonų. Tai kiek čia Lietuvų būtų? Tai yra nežmoniškas skaičius, tai 380 milijonų krikščionių žuvo. Ir aplamai kasmet miršta apie panašų skaičių, 300 milijonų. Aš nematau niekur, kad būtų musulmonai persekiojami, tie visi kiti hinduistai, budistai, tie ir aplamai visi kiti. Nei vienas jų nėra žudomi ir nepersekiojami, tik tais krikščionis. Taip pat ir Romos laikais tas pats būdavo tame koliziejui, kur rengdavo žaidynės, tai krikščionis įmesdavo būtent į tą areną, paleisdavo liūtus tam, kad juos suvalgytų, tiesiog darydavo spektaklį, arba juos tiesiog tenais toje arenoje nukryžiuodavo. Tai visais laikais tai vyko ir tai vyksta ir dabar šiom dienom. Čia yra pasaulio žemėlapis, kur yra sužymėtos šalis, kurios pagal labiausiai persekiojama krikščionių. Tai vat, pirmoji vieta yra Šiaurės Korėja, kaip ir sakiau, ten iš vis baisu yra. Somalija, Jemenas, Sudanas, Eritrėja, Sirija, Nigerija, Pakistanas, Libija, Iranas. Tai daugiausia vat Afrika, būtent Kinija, Indija, visur, kur šėtonas užkariavęs tas šalis, būtent su tom visom iškreiptom religijom, kaip hinduizmas, islamas, budizmas. Tai vyksta šiai dienai, tai vyksta, tai yra kasdienybė, bet apie tai pasaulis tyli, nes pasaulis priklauso šėtonui, todėl jisai ir tyli apie tai. Tai dabar dauguma paklaus, kodėl Dievas leidžia taip daryti, kodėl Dievas leidžia žudyti jo vaikus. Tai tam yra priežastis, viską, ką mes dabar jaučiam, tą visą skausmą, tai visų pirma yra dėl mūsų kaltės, dėl mūsų pasirinkimų kaltės, nes jokie demonai, jok šėtonas neturėtų mums jokios įtakos, jeigu mes to neleistume, mes patys juos įsileidžiam į savo gyvenimus ir viskas tai, kas vyksta pasaulyje, yra mūsų pasirinkimas, mūsų kaltė. Ir tam ateina galas, tam ateis galas, bet Dievas nenorėdamas, kad kas pražūtų, jisai yra kantrus ir jisai nori, kad visi būtų išgelbėti. Bet dabartiniai dangus ir žemė tuo pačiu žodžiu yra taupomi, laikomi ugniai teismo dienai ir be dievų žmonių pražočiai. Visi šitie žudikai ir panašiai, visų jų laukia teismas. Jie viską tai atsakys, ką jie padarė, tai dėl to nesijaudinkite. Bet mylimieji, nebūkite nežinantis šio vieno dalyko, kad viena diena pas viešpatį yra kaip 1000 metų ir 1000 metų kaip viena diena. Viešpats nėra lėtas dėl savo pažado, kaip kai kurie laiko lėtumu, bet yra ilgai pakantus mums, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi ateitų į atgailą. Tai Dievo neriboja laikas, Dievui 1000 metų yra kaip viena diena. Tai jūs pagalvokite, jeigu praėjo beveik 6000 metų, tai Dievui tai buvo tik tais 6 dienos. Artėjame prie 7, kada Kristus sugrįš, bus 7 diena. Tai žmogus viešpatavo 6000 metų, kaip ir Dievas sukūrė visą kūrinyje per 6 dienas, tai gaunasi 6000 metų, kadangi viena diena yra viešpačiui kaip 1000 metų. Ir 7 diena buvo poilsis, kada Dievas sukūrė visą kūrinyje. Tai va tą ir turėsime po 6000 metų. 7 tūkstantmetis bus būtent tas poilsis, kada Kristus sugrįš ir valdys. Taip, aš suprantu, kad yra skausmas pasaulyje, yra blogis, kad visi kenčiame vienaip ar kitaip. Vieni skurde, kiti ligoje, kiti dar kitų problemų turi. Bet visų pirma, tai atėjo dėl žmogaus kaltės ir tam ateina galas. Ir jūs pagalvokite taip, kad jeigu dabar Kristus ateitų šią akimirką, va dabar, tai jūs būtumėt išgelbėtas. Bet jūsų mylimas žmogus, kuris dar nėra priėmęs Kristaus, jis nebūtų išgelbėtas, jisai būtų nuteistas už savo darbus, kadangi jisai nepriėmė Kristaus kaip savo gelbėtojo. Tai jūs pagalvokite apie tai, kad jūs verčiau, aš asmeniškai verčiau, kentėsiu visus skausmus, ligas, skurdą, badą, verčiau ir pats numirsiu dėl tų dalykų,
bet kad dar kiti žmonės turėtų kažkiek laiko, kad dar per tą suteiktą daugiau laiko Dievo mums, kad dar daugiau žmonių ateitų išgelbėjimą, kadangi mes kalbame apie amžinybę, o ne apie kažkokią trumpalaikę bausmę. Šita bausmė bus amžina, ta prasme, niekada nesibaigs. Tai aš geriau atkentėsiu savo tą sunkų gyvenimą ir aš būsiu laimingas, kad jisai dar davė laiko kitiems žmonėms, kad jie atsiverstų. Kaip ir rašo, kad neskubinkite Dievo, viešpats nėra lėtas dėl savo pažado, kaip kai kurie laiko lėtumu, bet yra ilgai pakantus mums, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi ateitų į atgailą, kad visi būtų išgelbėti. Žinoma, visi nebus išgelbėti. Ir Dievas žino, kada ateis tas paskutinysis žmogus, kuris priims Kristų. Dievas yra tobulas, jo laikas neriboja, jisai žino viską nuo pradžios iki galo, jo planas yra tobulas. Kartais mums kyla tų klausimų tokių, kodėl visas tas blogis, kodėl tai tęsiasi, bet viskam yra paaiškinimas. Ir tiesiog kartais mūsų supratimas neleidžia dar to apriepti visko, suprasti, bet ateis laikas, kai mes visi suprasime ir Dievas mums paaiškins pilnai, kodėl tai buvo. Bet kaip ir sakau, tai yra, kad dar ateitų žmonės tie, kurie turi būti išgelbėti, kadangi Dievas žino, kurie žmonės jį priims. Bus netgi daugybė žmonių išgelbėti per tą suspaudimo laikotarpį, bus labai daug žmonių išgelbėti. Ir Biblija mums rašo, pasitikėk viešpačiu visa savo širdimi ir nesiremk savo supratimu. Suprantu, kad daugumai kyla visokių tokių klausimų, bet supraskit, kad Dievas yra valdžioje, kad nelyginkite savo supratimo su Dievu, mums dar to neduota suprast. Ateis diena, kai mes suprasim, kai mums bus, kaip Dievas mums pats viską papasakos ir ateis visiems tas pilnas supratimas. Ir aplamai mes dabar pažindami tą visą blogį, sunkumą, skausmą gyvenime, jūs įsivaizduot, kokie mes būsim dėkingi, ką mums Dievas suteiks, kokią šlovę suteiks, kokį gyvenimą jis mums suteiks. Ir jeigu mes nebūtume patyrę šito, tarkim, angelai, jie visada buvo tenai šlovėje ir tobulybėje. Ir jie galbūt taip nevertina, ką jie turi. Bet mes, kada patyrėm šitą visą skausmą gyvenime, jūs įsivaizduokit, kaip jūs vertinsit viską, ką Dievas mums suteiks. Tai stenkitės visada visame kame išvelgti teigiamus dalykus ir supraskite, kad mes kenčiame tam, kad kiti dar būtų išgelbėti, kad jie turėtų dar laiko priimti Jėzų Kristų. Mes kenčiame, bet jūs pagalvokit, ką Jėzus Kristus iškentėjo dėl kiekvieno iš mūsų. Tai jam to nereikėjo kentėti, jis tai yra nekaltas, jis yra šventas, bet jis tai padarė dėl kiekvieno iš mūsų. Jį persekiojo, tyčiojosi iš jo, šaipėsi iš jo, brėzgė planus, kaip jį padaryti kaltu, kaip jį nužudyti. Tie visi fariziejai pastoviai užduodavo klausimus, nes norėdavo, kad Kristus kažką suklystų ir galėtų jį apkaltinti tuo. Norėjo jį akmenimis užmėtyti, degdavo jį, norėdavo jį užpulti, sulaikė jį, apkaltino neteisingai, plakė jį rykštėmis. Nei vienas iš mūsų nebūtume ištvėrę tiek rykščių, kiek Kristus ištvėrė dėl mūsų. Taip pat tas botagas, su kuriuo jį plakė, tai nebuvo šiaip sau botagas, tai buvo taip pat su spygliais ir su kiekvienu kirčiu jam buvo išplėšiami raumenys. Jis buvo tiek nuplaktas, kad net matėsi jo kaulai, matėsi jo stuburas. Ir paprastas žmogus jau būtų nukraujavęs vien tik nuo šito plakimo. Uždėjo jam vainiką spyglių, kur tie spygliai sulindo jam tiesiai į smegenis. Tai yra nežmoniškas skausmas. Spjaudė ant jo, keikė jį, privertė jį tempti kryžių, kuris svėrė apie 180 kg. Ir ne vienas iš mūsų to neištvertume. Jau po nuplakimo mes jau viskas gulėtume lavonai. O Jėzus Kristus ištvėrė neįmanoma. Jisai tempė tą neapsakomai sunkų kryžių, su visas nuplaktas, su spygliais įsmeigtais į galvą, tempdamas tą neapsakomo sunkumo kryžių ir dar į kalną, į pakilimą, pat buvo prikaltas su vinimis prie to kryžiaus. Ir kartais žmonės neįvertina, kokius skausmus pats Dievas iškentė dėl mūsų. Jam to nereikėjo padaryti. Juk jisai Dievas, jisai visagalis. Jis tiesiog galėjo mus visus nuteisti ir tiesiog susikurti savo naują kūrinyje, bet jis to nepadarė. Jis tai padarė iš meilės mums. Jis nekaltas, jis šventas, bet jisai pasiaukojo
Paaukojo save tam, kad išteisintų mus. Todėl, ką mes kenčiame savo gyvenime, negalima lyginti su tuo, ką jis iškentėjo už mus, jisai prisiėmė viso pasaulio nuodėmes į save, nors jis pats nekaltas. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit,